kad apie vasario 16, tai taip. Aš žinau, kad buvo atkurta Lietuvos valstybė vasario 16. Ir 1918 metais, reiškia, Vilniuje susirinkę 20 tarybos narių pasirašė šį svarbų dokumentą. Paskui Lietuvos Seimas, reiškia, įteisino kaip istorinę datą, reiškia, Lietuvos nepriklausomybės, vasario 16 Lietuvos nepriklausomybės, reiškia, dieną. Paskui ta Lietuvos nepriklausomybės diena Rusijos okupacijos metais buvo draudžiama švęsti, bet jinai buvo švenčiama slaptai, nes kaip brangi lietuviams diena. Aš atsimenu vaikystėje, mano tėvukas turėjo tokią mažą radijukę ir jis užsidėdavo ausines ir galvoju, ką jis ten klauso. Klausydavo, reiškia, žinių, per radio bangomis klausydavo žinių iš Amerikos, iš Vašingtono. Amerikos balsas iš Vašingtono vis sakydavo, kad lietuviam šį dieną yra labai brangi. Bet ašgi tais metais, 18 metais, tai iš vis mano mamytė tik tai gimė 18 metais 1900. Tai va. Kas jum konkrečiai kaip žmogui yra Lietuva? Vat? Su kuo asocijuojas Lietuva, kai šitą žodį išgirstat? Lietuva tai kažkaip tai, yra labai brangi Lietuva. Mūsų visos šaknys, mesgi lietuviai, bet mes pergyvenam visus šituos. Aš jau gimus 40 metais, bet jau karo metu, jau man gal buvo kokį 6 metukai, aš atsimenu labai, mes išbėgdavom į mišką iš kaimelio. Atsimenu labai gerai, kaip tėvukas uodus baidė nuo manį miške. Aš šiaip tai, ką. Išvežė mano giminaičius Sibiran, buvo labai didelė nuoskauda. Atėjo mama verkdama, sako, išvežė mamos pusbrolį su visa šeima. Gyvenom biednai, mes to neturėjom. Kaip anksčiau, kaip dabar turi vaikai, jaunimas, tai mes to neturėjom. Dabar pavyzdžiui, tai man, galima sakyti, kad gyveni aukso amžių jau. Atrodo, viskas būtų gerai, kad tik sveikata. Tai va, sveikata šlubuoja, o šiaip tai, aišku, gerai. Džiaugiasi vaikai, džiaugiasi, kad gerai Lietuvoje gyventi. Palinkėt, kad būtų, dabar jau viskas gražėja, gera. Tik tai palinkėčiau, kad karo nebūtų. Svarbiausia, kad nebūtų karo. Eilėraštį kokį. Pasiilgau savo gimtinės ir žmonių, kur mylėjo mane. Duonos kvapas, motulės rūginės, man vaidenas kas naktį sapne. Pastovėsiu prie kiemo vartelių, kol mėnulis žvaigždelėm nubris. Kai aušrinė nušvies baltą kelią ir seniai uždarytas duris. Kaip sakant, malonu man tokie svečiai. Va taip, tai iš tokio gyvenimo apsirengt, aš viduriniai 4 metus, taigi vis tiek jau iki 11, taigi mergina jau, žinai, taip norisi. O taip mesgiau. Iš tikrųjų, iš neturto ir išmokau viską. O čia tai aš jau čia į Taujūnus kraustydamasi, žinot, palikau butą, tai dukrai, ne tai, kad nuogai jau, tai reikia savo ką tai padaryti. Tai užuolaidas, tai išsisiviniai, tai mesgiau kraitį savo čia. Lietuva buvo mūsų amžiui, tai vis tiek mano vaikystė, taigi va tokiam prasidėjo, kai jinai niekint buvo pradėta visą tą.
visą tas laikotarpis. Tai man vaikui 70 metų, tai tas vis tiek vaizdas būdavo jo tėvelis kalne, žemė arė. Ir tas visas laukas, visas. Ir kada supratau, kas yra Lietuva, juk tokio amžiaus, kada pas mus net ne Lietuva buvo. Vis paminėdavo žmonės Lietuvoj. Lietuvoj. Ir kai jau žinojau, ale vat ir nepaklausčiau, aš kažkodėl va taip būtinai savo sukūriu, kas Lietuva. Ale kodėl taigi mes Lietuva? Lietuviškai kalbam. Bet vis, va Lietuvoj, va, kada pirko, kada tai važiavo, kažkas kažkur. Tai man liko jau tada, kad keitės visi dalykai. Reikėjo išaukti ir įsiauklėti tokioj mokykloj, bet jinai man visada brangi buvo. Nes buvo vis ne vien. Šnekam, kad buvo Lenkų, ne? Taip, tai buvo Lenkų, paskui, tai kad čia Lenkų, tai man mažai, reiškia, to aš negalėjau suprast, kad mes čia po Lenkais, Lenkų. Tai mano seserys vyresnės ėjo į mokyklą. Ir mane pamokydavo, aš eilėraštukus išmokdavo tenai, iškreiptus tokius lenkiškai. O šiaip tai tada jau kai sovietai, Rusija kaip užėjo, tai tada pajutai, kad Lietuvos, ką reiškia Lietuva. Nes šiaip tai jau, tada aš jau supratau, kad tai mes niekad nebuvom po Lietuvą. Iš tikrųjų, tas kraštas niekad jis nebuvo po Lietuvą. Kad tokia, jeigu neskaityti Didžiosios kunigaikštystės. O kas yra patriotizmas, Seselė? Kas yra? O patriotizmas, tai žinot, patriotizmas galgi yra tai patriotų būti. Tikrai reikia būti išmėgintam tam. Kažkokius, jeigu tas laikas pokarinis visą, tai kur žmonės, klausyk, išmėgino savim visą tą patriotizmą. O aš galvoju, jeigu man, ar aš galėčiau iškentėti ką nors labai jau. Dėl tėvynės, dėl tėviškės, Bet šiaip man vis tiek yra brangu. Aš, kas yra, tai kaip pat išvažiuoja. Arba netgi išgirdėdavo anksčiau ten užsienį, vieni kraustos, kur geresnė vieta ten pabūna. Tai aš galvodavau, o tai kaip tai taip išvažiuoti? Ten iš vienos valstybės į kitą tokio didesnės, ten užjūrį. Bet tai kaip gyventi? Tai kaip gyventi be tėvynės? Ir aš labai sunkus laikus pragyvenau, už tai, kad šeimoje taip buvo. Vis tiek, kolūkį pradžia visai mes likom šešiese, bet tėvo anksti. Pačiuose gūdžiausiuose laikuose. O paskui, dabar daleiskim perversmas Lietuvos. Džiaugsmas didelis buvo, bet aš buvau sunkiam laikė. Man sunku buvo. Ale aš niekad nepasakiau, kad ai, čia geriau buvo, ar viskas čia apsivertino. Visada džiaugiausi tik to. Juk aš spaustuvėje dirbu, pradėjau laikraščiai, to skaičiau ten naktim, ten vienu žodžiu, kiekvienan tos susirinkimus, tos eilėkiam, spaustuvės, pakarėtinu. Labai linkėčiau mūsų žmonėm, mūsų brangiai Lietuvai. Džiaugtis tuo, ką turime, kad dabar esam laisvi. Ir nesiblaškyti į tokius menkaverčius, tokius
padėjavimus, kad kažkom kažką dar trūksta. Aš šiandien girdėjau per radiją kalbant, kad apie jauni žmonės kalba ir jau kaip tai jie praėjusi kartai kalba apie naujus. Tai jie sako, kad dabar labai persvelgia, visko pertekė jų vaikai. Taip, kad palinkėt atsikratyto tokių kažkokių tuštybių. Jaunimui linkiu susikaupti, turėti dvasioj pilnybę tokią. Nes kai pažiūriu, kaip jaunimas tas neteko, atrodo, nei gimtinės, nei kažko, ko, ką tik tai poetai per eilės išsireiškia. O šiaip paprastai kalbant su jaunimu, kartais ir taip su bendramžiais nusivili, kad kažko ištuštėja žmonės. Žinoma, gal reiktų, jeigu vėl kas nors būtų pasikėsinimai kokie, gal visi vėl susitelktų ir vienas kitą, taip, esame Lietuva tokia maža, tokia apgraužta. Ir jeigu mes blaškomės, taip vienas kitą gal, kad mylėtum, gerbtum ir būtų mūsų Lietuva viens iš kito. Vienmetės tai bus, bet aš... Su kuo? Su popiežiu. Ir vienos metos, ir mėnesį, ir dieną. Tai dabar žiūriu, kaip jisai laikos visą, kaip man tada kas čia atsiliepė po vienu žvaigždėlėto gyvo. Reiškia, nuo vaikystės, kai buvau mažas, tai tėvas visų čia klausydavo radiją. Tai tokia buvo Amerikos balsas į Lietuvą. Enas labai norėjo Lietuvotis. Tai kai prišnekėjo, tai aš Dieve mano, ką prasdė, į davai su Lietuvu šito. Tai būdavo atvažiuoju, tai viena durys atidarytas, tai vieną per radiją klausau, o kitų per televizorių. Dabar kas kur čia meluoja, kas kur daro. Tai 20 metų beveik šitą aš kariaunu su jais. Tai visus politikorius žinau. Tėvas labai norėjo Lietuvos laisvos. Tai žinau, kad žemė iš Alviškės nuvažiavęs Kumelalai. Šlapijas prisirinkau žemę, tą vežiau žemę ant kapų, apsiverkiau ir sakau, tu tą laistai prakaitų šitų žemė, kaip panas buvo darbštus, neduoktų Dieve. Tai vežiau žemę net iš Alviškės senainas. Taujūnų, matai? Iki nepriklausomybės vasario 16-osios negalima buvo švęsti, a vis tiek kažkaip galvodavot ir švęsdavot paslapčia, ar buvo, kad... Bažnyčia tai ėjau ir visur, šitų 16 nebuvo tokių, kad kas, kaip sakyti... Bendraminčių, kad būtų nors paslapčia. Nebuvo tokių dalykų. Linkėtum. Jaunimas tegul eina balsuot, mažiau škandalis, važinėtų mašinam, į cigaretai, dūmas, moterys, tegul nerūka šitais visokiais priborais. O tegul vaikus ugena ir nedirba. Tai bus geriausias variantas moterim. Vyrai turi dirbt, tarnaut, eit kariuomenėn, būt pasiruošusiam, jeigu slučiai kokias bėda, karas, eit kariaut, a ne šitą, kad slapstytųsi
bėgiot, kur tai. A pats eitum da kariauti? Aičia. Da raketčikų buvo, jis 3 metus atitarnavau, tai da aičia. Lietuviški. Nelai turi tapti. Apšvilpti. Ar tik tai. Lietuviški. Yra Lietuva, vat kaip žmogui. Kas tau yra Lietuva? Lietuva pati gražiausia šalala Lietuva. Kur bėga šešupė, kur Nemunas teka, ten mūsų tėvynė, graži Lietuva. Čia broliai artojai lietuviškai šneka, čia skamba po kaimus Birutės daina. Ji pati gražiausia iš visų šalių, pasipuošus upėm, lauko berželių. Lietuvos žmonėm aš norėčiau palinkėti, kad visi būtų draugiški, vienas kitų glaustus prie vienas kito ir taip būtum viena šeima. Gyventai reikia, tai vis tiek aš labai mėgdavau, uždarbėjau, tai va. O Lene, kur jūs audėtės? Namie yra staklės. Čia audėt. Čia ne, čia ne. Ir čia turit staklės, gal ir dabar turit? Turiu įrankios staklės. Ir galiu pamatyti aušt, kad norit. Nu, va. Kur? Paduškutės. Va čia rankšluostis, tai mano austė jaunystėj, da, kad pagavė sovietmečių, kas tai da būtų išvežė, išaustė rankšluostį, išausiu Lietuvą tėvynę, tai dvirių žemėmis tavo vaikai, tai kad papuolį, tai mergelė šitą, tai kur bėlai medvedį būt nušvilpus. 93 atvažiuokit gimtadienį, tad vienu didelį pyragų užkepsiu. 5 anūkus turiu ir 6 proanūkus. Aš labai turtinga močiutė. Man visų gyvenimų Dievas davė viską, net sukaupu. Lietuva, aš da buvau kokį sukūrus, myliu tave tėvynė mano, gimtinė Rūtos, tu žalios. Gal kryžių kalnas tave gynė, o gal stebuklai Šiluvos. Kaip man tavęs nebemylėti, tu mano žemė Lietuva, kaip man tavim nesigerėti, juk tu Marijai išrinkta. Rūta tai ženklas nekaltybės, nuo amžių buvo mūsų tautos, o kryžius ženklas amžinybės, visa stiprybė Lietuvos. Vat. Nu, sveikatos, proto, žmogiškumo, kad nenučiuošti. Kokia bebūtų specialybė, kokis bebūtų darbas, svarbu, kad būtų geri žmonės, kad užjaust kitus, kad suprastų, kad, kaip sakant, kad būtų žmogiški vaikai. Kaimo likimas apie Viršupį. O mano kaime Viršupį, mano vaikų gimtinė, aš negalvojau niekada, kad liksiu kaime paskutinė. Jauni pasklydo po pasaulį, seni juodeliškės kalnelį, o aš likau gyventi vieną savo jaukiam namelį. Gyvenu ant upelio kranto, gražiai Paviršiaus gatvė, tik tai aš dar gerai nesupratau, kas tai yra vienatvė. Mane dažnai aplanko vaikai ir anūkeliai, dar neužėlė pas mane jų praminti takeliai. Rytais pažiūriu kaimo pusėn, jau kaminai nerūksta ir nebeloja kaime šunys, man taip kaimynų trūksta. Gyvenom savo kaimyniškai, vieni kitiems padėjom, kurie anapilin keliavo, visi juos palydėjo. Vidury kaimo senas kryžius, jau kuris laikas yra, krenta skersinio gabalai ir krisdami subyra. Prisimenu senus laikus, visi prie kryžiaus ėjom ir per šeštinio savaitę litanijas kalbėjom. Tai maž gana. Ačiū.